Šiandien rytą su Seimo nariu Rytu Kupčinsku galų gale buvom priimti ministrą. Kreipėmės praeitą ketvirtadienį, po 5 dienų galų gale priėmė ministras ir bandėm apkalbėti tiek Garliavos operaciją gegužės 17 dieną, tiek kitas istorijas, kaip policija sužeidė, nukankino žmonės įvairiais būdais, o tokių žmonių ištisa galerija Lietuvoje yra. Tai į visus atvejus ministras atsiliepė, kad tai ne mano reikalas, tai teismų reikalas, jūs ne ten kreipėtės. Na ir mes taip pasijutom, kad tarsi būtume pas kokį tai valdžios jėgos struktūrų atstovą prieš 88 metus. Tai yra dar tais laikais, kai Lietuvoje vadovavo KGB. Ir pokalbio pabaigoje aš paklausiau ministro, ar tiesa, kad jūsų tėvas yra KGB kadrinis karininkas. Tai jis patvirtino, taip, jo tėvas yra kadrinis karininkas KGB. Natūralu, kad ir jo veiklos stilius toks pats ir kalbos stilius, žmonių sveikatos, žmonių orumai, žmonių teisės jam visiškai nerūpė. Ir baisiai užpyko, kad mes liečiam jo genealogiją. Bet dėja faktas yra tas, kad šiuo laiku Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras yra KGB kadrinio karininko sūnus, o jo brolis, kitas sūnus, dirba kultūros ministerijoje ir reguliuoja tautinių mažumų reikalus. KGB grįžo į valdžią.